Mano tėtis buvo aktorius, režisierius, kolekcininkas, fotografas, poetas ir taip toliau. Kaip jis pasakydavo, 10 veiklų, 9 veiklos, 10 badas. Ar darbai gal taip pavadinti. Tai šios nuotraukos yra darytos apie 600 metus. Ir tuo metu mano tėvai baigė Lietuvos konservatoriją Vilniaus ir buvo pats pirmasis kursas aktorinio ir buvo paskirti į Kapsuką, dabartinę Marijampolės miestą. Ir tuo metu jis fiksavo būtent pirmosius Lietuvos aktorių žingsnius Marijampolėje, tai apie jų poilsį, repeticijas ir portretinės nuotraukos.